Nuolatos ieškojame kažko tai inovatyvaus, kad galėtumėm Lietuvos rinkai pateikti kitokį sprendimą, kuris būtų įdomus tiek verslui, tiek švietimui, tiek valstybinėms įstaigoms ir taip toliau. Važinėjome po parodas, ieškojame internete ir vienoje parodoje pamatėme šį sprendimą ir patys šiek tiek nustebome, kad prie vieno kompiuterio prijungtos kažkokios dėžutės ir dirba 5 žmonės, be jokio vargo. Tai šitą sprendimą mes pasiėmėme save pasitestuoti, testavome, jis mums patiko ir nuo praėjusių metų pabaigos jį pradėjome sėkmingai pardavinėti Lietuvoje. Tarkim, jeigu stovi standartinė darbo vieta, tai stovi kompiuteris, kuriame yra procesorius, operatyvioji atmintis, kietasis diskas ir taip toliau. Tai šiuo atveju mes turime dėžutę, kurioje yra tik viena mikroschema. Ta dėžutė montuojasi prie monitoriaus, tenais yra jungtis peliai klaviatūrai, taip pat monitoriui bei papildomiams įrenginiams, tai yra USB raktui, galima printerį prijungti, kažkokią tai kitą išorinį įrenginį, skenerį ar, tarkim, barkodų skaitytuvą ir panašiai. Ir tas įrenginukas per tinklo jungtį, per UTP kabelį, susijungia su centriniu serveriu ir taip tiesiog dirba naudodamas centrinio serverio resursus. Tai tų darbo vietų galima padaryti neribotą skaičių, čia viskas priklauso nuo serverio galios. Jeigu serveris pakankamai galingas, tai galima netgi 3000 ar netgi 5000 darbo vietų sukurti su vienu serveriu. Šiuo metu Lietuvoje yra įdiegta šio sprendimo apie 800 darbo vietų, tik per praėjusius metus, apie 40 mokyklų ir apie 10 įmonių šiuo metu naudojasi šio sprendimo. Pati idėja tai yra labai sena, jinai siekia turbūt pačius pirmus kompiuterius, tokie kaip mainframe'ai būdavo, kai terminalinių režimų būdavo superkompiuteris ir terminalinių režimų dirbdavo. Bet tai buvo netaikoma paprastiems vartotojams, tai buvo jau labiau universitetuose, kur stovėdavo tie superkompiuteriai. Bet kadangi jau einant technologijom į priekį, patys mūsų šiandieną naudojami kompiuteriai po biškį tampa tokie, galim sakyti, lyginant su anksčiau superkompiuteriais, kai galima tos resursus dalinti, kai yra vienas darbuotojas, žmogus arba vartotojas prie kompiuterio, tiesiog nebeišnaudoja pilnos kompiuterio galios, tai atsirado poreikis tiesiog panaudoti tą patį kompiuterį kitiems darbams ir daugiau vartotojų, kad galėtų jo naudotis. Tai yra pati N-Computing kaip kompanija, jinai susikūrė 2002 berods metais ir verčiasi tik būtent toj srity virtualizacijos, kai yra naudojamas vienas kompiuteris ir jo pagalba galima sukurti daugiau darbo vietų. Tai yra pati technologija, ką mes siūlom, produktą, tai galim sakyti, jau jam 8-9 metai yra. Pradžioje buvo bendrauta konferencijos metu, organizuojamos konferencijos, sukviečiami direktoriai, pasakojame apie produktą, bet susidūrėme su ta problema, kad mokyklos, kol pačios fiziškai nepačiupinėja tų daiktų, kol pačios mokyklos nepamato, kaip tai veikia, būdavo abejonės, nes produktas yra naujas, Lietuvoje šio produkto iki mūsų nebuvo niekur dar įdiegta, kalbu apie mokyklas, todėl tas kylančias abejonės stengiamės paneigti atvykdami tiesiogiai į mokyklą ir demonstruodami pas mokyklą, pačioje mokykloje tuos produktus. Įrengdavome demonstracinės klases ir mokytojai galėdavo patys pasidarbuoti, pasamdydavo mokinius. Tuomet nusiramindavo, pamatydavo, kad sprendimas iš tikrųjų veikia ir toliau tęsdavo bendravimą iš pardaviminės pusės. Šitas sprendimas yra N-Computing būtent pritaikomas labai plačiai. Tai yra pradedant nuo mokyklų, mokymui galima pritaikyti tiek ir verslui. Tai yra galima dirbti, jeigu kažkoks yra,
tarkim, skambučių centras įrengtas, kur nereikia galingo kompiuterio kiekvienam darbuotojui, kuris tiesiog tik duomenis suvedinėja. Tai galima jam pastatyti. Arba, pavyzdžiui, verslė, kuris naudojasi, tarkim, buhalterė, kuri dirba tik tai su apskaitos programa, su ofiso paketu, kur nedirba su didžiuliam grafiniam programom, tai yra labai puikus sprendimas. Darbuotoja galvos, kad jinai dirba su tikrų kompiuteriu, bet iš tikrųjų jinai su terminaliniu įrenginiu viską darys. Pritaikymas, sakau, labai yra didelis spektras, tai netgi galima net ant jų pajungti kasos aparatus ir, tarkim, mes turime įmonę, kurios centras yra Vilniui ir turi pardaviminius taškus po visą Lietuvą išsidėsčius. Tai netgi naudojant mūsų įrenginius, tai to pardavimuose taškuose nebereikia kompiuterio statyti, reikia užtenka tik interneto, gero ryšio su centru. Centre stovi pagrindinis kompiuteris, o prie to terminalinio įrenginio prijungta tai fiksalinis kasos aparatas, barkodų skaneris ir tiesiog jau mes turime pilną veikiančią kasos kaip tokį aparatą. Ir jeigu kas nors, pavyzdžiui, nutinka, sugenda ar programa, ar dar kas nors, tai prižiūrinčiam specialistui jau apskaitos programas nebereikia važiuoti, tarkim, ten į Klaipėdą iš Vilniaus ar tenais jų ten, jisai jau tam centre yra tas kompiuteris ir tam kompiuterį viskas yra iš tikrųjų. Tai jam tai reikia taisyti, remontuoti, tik tais klaidas taisyti tam kompiuterį. Kitas dalykas yra, kad 100 kartų paprasčiau yra administruoti visus vartotojus, uždrausti visas teisės. Tai yra nebūtinai, kad uždrausti, bet uždrausti tam tikrus dalykus, įeiti tam tikrus nereikalingus puslapius, naudotis tam tikromis programomis ir tą galima padaryti kelių pelės mygtukų paspaudimais. Kai tuo tarpu būtų 100 kompiuterių, administratorius turėtų įti kiekvieną kompiuterį ir jį tvarkyti. Tai šitoje vietoje taip pat yra didelis pranašumas prieš standartinį sprendimą su kompiuteriais. Šis produktas yra pakankamai žalias ir žalieji, įvairios organizacijos ir aplamai visas pasaulis dabar yra susiorientavęs į tai, kad būti žaliam, tapti žaliam, naudoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių ir panašiai. Tai šis produktas, naudodamas mažai energijos, ypatingai mažai, tai yra iki 5 vatų, jisai tiesiog tampa žalias, nes energijos praktiškai nevartoja. Ant computing sprendimas, kuo yra patrauklus mokykloms. Principe, pagrindas yra 3 ekonominės naudos. Tai yra įsigijimas, bendrai skaičiuojant, taupimas yra iki 40% lyginant su standartiniu kompiuteriu. Antras taupimas yra elektra, 90% taupimas. Per metus, tarkim, ant 30 kompiuterių galima sutaupyti apie 3000 litrų. Ir trečias ekonominis privalumas yra priežiūros kaštai. Žinoma, mokyklose piniginė prasme tai yra sunku pasverti, tačiau jeigu lyginsime su verslo įmonė, kuri vienam kompiuteriui, pavyzdžiui, išleidžia 30-50 litrų, tai turint 10 kompiuterių įstaigoje ar įmonėje, tai per mėnesį yra išleidžiama apie 400-500 litrų vien ant priežiūros. Šiuo atveju mes sprendimą galėtume prižiūrėti daug mažesnėm kainom. Gal netgi koks 100-200 litrų viso sprendimo priežiūra, nes prižiūrėti tenka tik tai vieną kompiuterį. Neekonominės naudos visų pirma yra tos, kad yra vienas kompiuteris, tai yra triukšmas sumažintas klasėje, tai yra higienos normos pakeliamos. Klasių nebereikia vėdinti, nes šiluma yra sutaupoma, nėra perteklinės šilumos. Klasėje pastatomas vienas centrinis kompiuteris, serveris, prie kurio yra prijungiamos pagal poreikį darbo vietos virtualios, gali būti nuo 1 iki 30 ant vieno kompiuterio fizinio. Mokytojas įjungia kompiuterį, tada visiems užsikrauna jų darbo vietos. Mokinys pats be mokytojo leidimo tiesiog negali įsijungti kompiuterio. Tuo atveju, jeigu būtų paprasti kompiuteriai, kiekvienas ateina, įsijungia ir daro, ką nori. Kiekvienam mokiniui yra suteikiamas unikalus vartotojo vardas ir slaptažodis. Jis įsijungęs mato tik tai savo aplinką ir savo dokumentus. Jeigu mokytojas yra uždraudęs jam eiti į tam tikrus puslapius, tarkim, YouTube'as, Delfi ar kiti panašaus tipo puslapiai, mokinys niekaip negalės savavališkai į tos puslapius įeiti, kad ir kiek jis būtų intelektualus kompiuteriuose. Nes
Ir mokytas taip pat turi labai paprastą programinę įrangą, paprastai kontroliuoti mokinius. Nereikia kažkokių atskirų kursų praeiti ir taip toliau. Tiesiog užtenka pusvalandžio parodymo, kaip tai veikia ir mokinys ir mokytas gali labai lengvai sukontroliuoti. Taip pat mokytas gali pateikinėti užduotis iš savo kompiuterio visiems labai lengvai į mokinių ekraną, ką jie turi daryti, galima pateikinėti užduotis, tai yra, ką reikia perskaityti, galima labai paprastai suorganizuoti kontrolinį darbą ir taip pat galima įrašinėti video medžiagą, tarkim, ką mokinys darė visą pamoką ir jeigu mokinys sako, kad aš nedariau, tai galima šitą medžiagą nusiųsti tėvams, tai yra tam tikra prevencija nuo tai, kad mokinys neklauso ir ginčiasi, o čia yra tiesiog įrodymai. Turint klasę, tarkim, ir norint sukurti 20 darbo vietų, dirbti mokiniams ir plus dar, tarkim, vieną mokytojai, tai gausis 21, tai mums reikėtų vieno kompiuterio, 20 terminalinių įrenginių, kurie galėtų dirbti tinklo režime. Tai yra vietiniam, kaip lyg interneto kabeliais visa informacija vaikščiotų. Tai yra dėl to papildomą instaliacinių kaštų daug nereikalauja, nes jeigu jau anksčiau toj klasėje stovėjo kompiuteriai, jie, tarkim, morališkai paseno, mes juos pakeičiam tais terminaliniais įrenginiais, jau vietinis tinklas yra padarytas, mes sujungiame prie bendro kompiuterio, į bendrą vieną tos, tarkim, mokyklos sistemą tinklo ir jau galime darbuotis. Papildomai kažko tai tokių specialių laidų nereikia naudoti, dėkti kažko specialaus, tai yra labai paprastas sprendimas. Virtuali klasė, tai maždaug toks yra tokia idėja, kad kiekvienas mokinys turėtų kompiuterizuotą darbo vietą. Reiškia, tas sprendimas sunkiai įgyvendinamas buvo, kol nebuvo šito n-computingos, reiškia, sistemos, kadangi klasėje patalpinti 20 kompiuterių, kurie ir skleidžia garsą, ir šiaip pagal higienos reikalavimus nelabai galima į vieną patalpą tiek kompiuterių patalpinti, buvo sunkiai gyvendinamas. Atsiradus tai sistemai, tie pagrindiniai trukdžiai dingo. Reiškia, dabar galime pastatyti vieną serverį klasiai ir realiai apie 20 mokinių prisijungę prie jo per n-computingo sistemą gali turėti kompiuterizuotą darbo vietą kiekvienos pamokos metu. Pabrėžiu, čia išskirtinis dalykas, čia ne tik informacinių technologijų pamokų metu, bet kiekvienos pamokos metu. Nuo rugsėjo 1 visus dalykus, išskyrus kūno kultūrą, jie mokosi turėdami kompiuterį, o ne rašydami ant popieriaus ir siuntinėja namų darbus. Paštu elektroniniu klasės darbus siunčia taip pat vidinių tinklų mokytojai centrinį kompiuterį, mokytojai patogu skaityti, šriftas didelis, ryškus ir visa kita, operatyviai archivuoti, galų gale ir ekologija, tonos popieriaus susitaupo, kada toks bendravimas yra elektroninis. Atsiranda galimybė dirbti pažangiai ir šiuolaikiškai. Mokyklose šiuo metu yra apie 50 000 kompiuterių per visas švietimo įstaigas. Ir suskaičiavau, kad jeigu mes šitos visus kompiuterius pakeisime į virtualias darbo vietas, mes vien per metus galime sutaupyti apie 8 milijonus litų vien elektros energijos sąnaudų taupyme. Mano požiūrį inovacija tai yra judėjimas į priekį. Tai yra tam tikrų priemonių pasinaudojimas siekiant savo tikslų. Kuo mes daugiau turėsime inovacijų, kuo mes daugiau turėsime technologijų, tuo mums bus lengviau pasiekti savo tikslus. Tuo lengviau bus įsisavinti žinias ir mokiniams bei mokytojams lengviau dirbti, atlikti savo darbus.